Jonas Žemaitis Vytautas. Prieš 115 metų, 1909 metais kovo 15 dieną, Palangoje gimė Jonas Žemaitis, mums žinomas kaip kovojančios Lietuvos prezidentas Jonas Žemaitis Vytautas. Buvęs Lietuvos kariuomenės karininkas, 1944 metais įsitraukė į vietinės rinktinės veiklą. Prasidėjus antrajai sovietiniai okupacijai, įsitraukė į antisovietinį pasipriešinimą. Vienas ryškiausių pasipriešinimo sovietų okupacijai epizodų – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio įkūrimas ir 1949 m. vasario 16 priimta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija. Valstybės vadovo pareigas Jonas Žemaitis Vytautas ėjo iki 1954 m. lapkričio 26 dienos. 1953 metais gegužės 30 dieną po išdavystės buvo suimtas ir nugabentas į Maskvos Butyrkų kalėjimą. Paskutinis Jono Žemaičio žodis sovietinėme teisme: aš, kaip ir kiti mano bendraminčiai, manau, kad Sovietų sąjunga ginkluotomis pajėgomis įsiveržė į mūsų šalį. Šį sovietų vyriausybės žingsnį laikau neteisėtu. Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyvių aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią, aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Tik noriu pabrėžti, kad kiek man teko vadovauti Lietuvos kovotojų už laisvę kovai, aš stengiausi, kad ši kova laikytųsi humanizmo principų. Jokių žvėriškumų aš neleidau. Koks bus teismo sprendimas, man žinoma. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau 9 metus, turės savo rezultatų. 2009 metais kovo 12 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė deklaraciją, kurioje pripažino, kad nuo 1949 m. vasario 16 dienos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos priėmimo iki mirties Jonas Žemaitis buvo kovojančios prieš okupaciją Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos prezidento pareigas. Šimkaičių miške iki šios dienos yra išlikęs Jono Žemaičio bunkeris, kuriame jis slėpdamasis praleido savo paskutinius gyvenimo mėnesius. Jono Žemaičio atminimui ir pagerbimui jo vardu buvo pavadinta Šimkaičių pagrindinė mokykla, prezidento Jono Žemaičio gimnazija bei generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Daugiau apie Joną Žemaitį bei partizanų gyvenimą galite sužinoti Raseinių krašto istorijos muziejuje bei kituose istoriniuose šaltiniuose. Visada, net sapne, apie laisvę svajoju, apie laisvę gimtųjų laukų. Daugel krito didžiavyrių, gėrių partizanų, jų širdis meilė, tėvynei alsavo. Daugel krito didžiavyrių, gėrių partizanų, jų širdis meilė, tėvynei alsavo. Daugel krito didžiavyrių, gėrių partizanų. Daugel krito didžiavyrių, gėrių partizanų. Kaimo vyriukai paliko savo gimtąjį sodžių, naktį tarti partizano priesaiko žodžių. Tęsti pradėtą kovą, prieš okupantą tvirtai pasiryžo, pabučiavo koplyčioj pistoletą, vėliavą bei kryžių. Nors daugelis jautė, kad gyvi sugrįš iš jų, tik vienetai vis daugėjo partizanų bei ryšininkų atsidavusių Lietuvai. Jie nepabūgo sovietų, nepabūgo priešo stipresnių. Daugel krito didžiavyrių, gėrių partizanų, jų širdis meilė, tėvynei alsavo. Daugel krito didžiavyrių, gėrių partizanų.